Tai Dovydai, sužaidė 2 draugiškas rungtynės, galbūt apibendrinti trumpai, kaip viskas klostėsi, kokie geri, kokie pliusai, minusai po visko. Iš tikrųjų, tos rungtynės tai čia pasirašymo etapas ir žaidėm ir Kaune su vyrais, ir čia Kurbas Latvių komanda irgi vyrai atvažiavo, tai iš tikrųjų sunku jaunimui, bet persilaužė ir viskas tvarkoja, aš manau, pasiruošė čempionatui. O plačiau, jeigu išskirt, kur reikia dar patobulėti ir kuo labai galbūt džiaugiatės? Džiaugiamės, kad jaunimas nepasiduoda ir žaidžia iki galo, o tobulėti visada, žinot, galima kiekvienam aspekte tobulėti, tai mes dar tobulinsim savo daugumas, mažumas ir žaidimą 6-5. Šį kartą jau vyriausias treneris buvo ant suoliuko, bet praeitos rungtynėse keitėtės ir šiaip nuo Four Nation turnyro įvesta tokia praktika, kad keičiatės treneriais. Kaip sugalvoti, kaip viskas veikia, gal plačiau gali? Tai gaunasi taip, kad treneriui geriau matyti, kai tribūnai sėdi, žiūri. 4 nacijų turnyrė, tai buvo dar trenerių ir Rybakovas, ir Baltrukonis, kurie dirba su U16 ir U14 rinktiniam, tai kad jie pamatytų, kaip mes dirbam, kad būtų ta pati sistema, kaip jaunimas paauga, ateina į U18 ir U20, būtų lengviau dirbti su jais, nes jie jau žino, ko iš jų reikalauja. Ir Kaune gavosi taip, kad mums reikėjo atrinkti keletą žaidėjų, kurie nevažiuoja kartu į čempionatą, tai treneris iš viršaus stebėjo juos ir buvom potom aptarėm viską ir nusprendėm pasilikti tos žaidėjus, kurie dabar yra. O kalbant apie laukiantį čempionatą, turbūt tikslai aukščiausi, bet varžovai kokie laukia, domėjotės, jau žiūrėjot draugiškų gal? Draugiškų nematėm, iš tikro pirmos rungtynės su Koreja, tai yra pirmos Koreja, antros su Didžiąja Britanija, tai manau vienas iš svarbesnių, bet iš tikrųjų visos varžybos yra svarbios ir gaila, bet Korėjos neįmanoma jų pamatyti kažkur rungtynių, nes jie visada tokie slapukauja labai. O kitas rungtynės, kai žaisim jau su Didžiąja Britanija, mes jau turėsim video, nes jie jau čempionate bus sužaidę vienas rungtynės. Gerai, ačiū.